Sveiki, mėly draugai. Gal net ne draugai ir visai nemėly. Kai kurie. Net nežinau, ar aš kelsiu dabar šitą nesąmonę. Nes išvis. Kodėl aš vargu viskas man yra gerai. Ne, aš tiesiog norėjau pasakyti, kaip man yra gerai. Ne, gal nelabai šitai kodeksu. Gerai. Tokių, esat matę tokius vaistus. Čia narkotiniai vaistai. Skausmą. Aš nesuprantu, ko aš bliaunu. Blemba. Susijink. To nėra ko bliauti. Jie tavo viskas ir gerai, aš nesuprantu. Išgeriu šiandien pusę tos tabletės, nes žiauriai kojas skaudėjo. Nes buvo išgerus vieną tabletę, tai buvo biškai per stiprus. Buvo tokia, vienu žodžiu, tokia buvo tokia, nekokia. Tai išgeriu pusę tabletės. Tai taip gerai, iš tikrųjų, nuėmė skausmą, bet ir taip miegoti noris. Nemiegi, tu nieko net nemiegi, bet tiesiog guliu, atsipalaiduoju, tai gerai, iš tikrųjų. O vakar, kadangi ruošiuosi savo gimtadieniui, kuris bus kovo 1, bet aš jūsų tikrai neįkviečiu. Nes kai kviečiu, vis tiek nieko nėra. Tai tikrai nebekviesiu, neapsakysiu, čia buvo paskutinis kartas, kai pasakau, nes mano telefone, nežinau kaip, kokiu būdu, bet, kalendoriuje, žinot, užsižymėjus, galėčiau parodyti, bet nerodysiu tą kalendorių, kaip ten užsižymėjus, papasakosiu iš to. Pasižymėjau, kad mano gimtadienis tą dieną, kad nepamirščiau, nežinosiu, gali pamiršti, bet nepamirščiau, aišku, kaip aš savo gimtadienį galiu pamiršti, bet atsakai gėdas nedaro. Tai pasižymėjau, kad mano gimtadienis. Tai dar įvykis tai dienai pažymėtas su gimtadieniu šauktus. Telefone kažkas pasveikino mane. Ačiū labai. Įdomu, kažkas gyventa telefone vadinasi. Tai va. O valytis išsivaliau ant kilienų, aišku, nušliaužiau vakar visur, sienas išsivaliau, tualetą apsivaliau. Škulis buvo ten purvų, kiek buvo nemažai išėjo. Ir galvojau, nufilmuosiu dabar, kaip koridorių šiandien tvarkau. Bet aš negalėsiu. Tie vaistai vis kaip, ne taip paimu telefoną, jau paskaudo ranką. Tų vaistų kaip išgėriau, tai tokia nežinau, nesumatau.
Nesvarbu. Tai biškai veikda tie vaistai. Tokia, nepilnai tokia. Nes, vien žodžiu, tokia, nemok pasakyti. Žiūrėk, kad jūs suprasit, ką aš noriu pasakyti. Ne, aš nesiūlau, tikrai ne. čia, jeigu labai stiprias skausmas. Tada, o taip, nežinau, gal, ne, aš YouTube, kaip yra iš tikrųjų man sunku su tuo YouTube, dabar, palauk. Kaip man sunku yra, aš noriu, nenoriu filmuoti, į kurią kamerą čia žiūrėk, nes žiūriu į vieną, bet akis kreivas. Aš žinau, kad jos kreivas, bet vis tiek kreivas. Tai, noriu, nenoriu filmuoti, kai pradedu filmuoti, gal, jo, tada atsirašlėžu visada gali daugiau ką pašnekėti kažkaip, bet vat prisiverst neišeina, nes nežinau. Taip norėtus geriau, kad paimt, filmuotų mane, kas filmuotas, aš galiu suredaguoju, aš neredaguoju filmuoju, beveik. Minimaliai labai, jeigu ten nutrūkst. Tikiuosi girdit mane, nes aš dabar irgi per televizorių žiūriu savo senuosius vlogus. Tai vienur labai tyliai girdas, kitur labai garsiai. Vadinasi, telefono kokybė nėra gera. Nežinau, vieną kartą taip, kitą kartą taip. Tai va. O ką man dar pašnekėti, nežinau. Bet žiūrėjau po 1,5 valandos tokius filmukus galdavom. Biškai per ilgi vis tik. Aš nemanau, kad tokius žiūrkas. Bet, nesvarbu. Ir galėjau nesakyti, kada tas mano gimtadienis. Vis tiek nežinosiu. Vis tiek jūs nežinosite. Taigi, nesvarbu. Ane? Tai tikriausiai tiek. Arba prisijungsiu dar, kas, ko gero, bus neįmanoma. Gal vėliau prasiblaivysiu, gal vėliau gal tvarkysiuos. Nežinau. Arba jau atsisveikinu, arba, nežinau, labai, tai numagoti. Vagi, kągi, biškį nusnaudžiau, pagerėja, tai įsiplovę rūbai, galvoju, gal pabandysiu išdžiauti. Bet tik pabandysiu pradžioje, o vėliau, jeigu išeis ir išdžiausiu. Nežinau, bet čia reikia viską. Sudėti koją reikia man savo, aš taip savo tikrai neįsiu. Čia yra tas stovs. Reikia įsidėti. Bet aš netidarysiu su viena ranka. Įskleidžiu.
І sklydžiau viską. Dar sienka. Plaukų, kaip čia dabar. Taip, kad neišjungu, bet nesvarbu. Nu, laikykis. Palauk, kaip čia dabar. Taip. Dabar man reikia koją užsidėti. Nežinau, ką matot. Gal blogai. Ir net nežinau iš tikrųjų. Bet blogai reikėjo, nes su ta kamera pradėti filmuoti. Atkarės nusnaustame. Jo. Ant kelinių susidėti. Ja. Ir taip skaudina. Skandau. Tikrai nežinau, aš matau. Ką jūs matot, ką nematot. Dabar mano koja tikrai bus apsaugota. Tikiuosi. Auč. Oi, ką aš darau. Ne, akinių nesidėsiu. Jeigu prakaituosiu ir nušliaušiu. Vėliau pradės šliaužioti akiniai. Tai dar papildoms kvapas. Dabar biški, oi, bet pavojinga biški. Taip. Nežinau, kiek matysis, kiek ne, bet gal geriau reikėtų apsukti tą kamerą man. Dar reikia pasireguliuoti, nes čia ta koja įtvars tai biški varžo mano judesius, bet nieko. Čia gerai veidrodis prieš mane, tai matau biški. Bet nežinau,
nežinau. Bamba. Aš sakinys nematau, tai be kinų tuo labiau. Pagalvėjus kažko, kad gal tą čiužinę laikys. Gal neleis jam išvažiuoti. Reikia apsukti viską, jaučiu kamerą man. Nu, bet kaip nenusivėlus nueiti? Aš, jeigu atramos neturėsiu, aš kažin ar daug. Nors kažkiek nupirka mamai man tą naują džiovyklę parodys. Labai greitai nesilaikyk. Oi. Vienu žodžiu, ten ir tokia, matas, žalia, kieta. Iš arčiau vėliau parodysiu. Oi. Nekrisk. Tau dar nelaiks. Bet valysiu. Nežinau, nes išplaut kur vėliau reiks. Gana to jau. Oi, jau prispaudė. Oi. Štai kas nepamiršau, tą suknelę atsimena, kas nors, nežinau, ar atsimena tą ne, bet kur man uždovanojot, tai aš ją ištraukiau iš tos dėžės netikusios, kur pakasynams skirta. Ir galvoju, o ko nepasipuošus per gimtadienį man tai. Bet jinai biškį didoka man. Aišku, galėčiau kaimynai pasakyti, ateik išdžiaustą, bet pasistengsiu ir pati. Šitas kvapas labai skanus. Vienu žodžiu. Kaip dabar nenusifėtrit. Kaip nors.
Oi. Nepaka. Taip. Ne, čia... Hei, viskas sumataka pasidarėdam, nes gal niekaip sunku. Sunku, bet jis laikas. Va, kokia džiovyklė. Matas. Ir nepalenks, nepaspaudys čia, bet aš dabar nenoriu spaust. Gerai ir viskas čia batam džiovint. Čia kojinam gal, nežinau, kažkas. Palaukit, reik. Pasidės. Tas keliams, kas čia mums kodės. Labai. Oi, aš žinot, ką reikti vietoj to minkštiklio kondicionierių ir skalbinį kepę. Ir nežinau, ar minkšti, bet kvepia taip. Kaip tu man siūlai, man biškį aukšto. Nu, biškį aukšto. Aš tam kartui galiu, bet atsistot, bet įsilim. Jeigu neturiu ką, tai eina gulti. Gal geriau net nebandysiu. Kas čia jie, kada čia? Kažką nuplėšiau. Bet nebeužsisauksiu, nes nuplėšiau. O kodėl aš nuplėšiau? Gal tada, kad per smarkiai plėšiau. O ką man dabar daryti? Давай bus pavyzdžiai. Aha, gata, nelabai išeit. Aš nelabai noriu tavęs išleist. Oi. Gerai. Kaip nors. O tai veikia lempa. Įsijungas. Negerai. Ta turiu tokią lempą.
а той палатису. Та лампа без, ай, чекайте, як бреє. І рушити, як ти пнеш, оцоко. Це швест. Ой. Кипкарилка. Бламба. Я тут накрисана. Ой, Галина накрисана. Бат нет матисуш. Пала. Галда. Матисус. Bet visą laiką gilyn gaudėm, bet irgi šliaužiat net skaudėt, pradėt. Bus bas. Nežinau, bet net matau, kaip čia tom kojinėm. Kažkaip. Vieną kojiną galiu žiūrėti. Ne. Gerai dėsiu taip. Pasuk. Matos kažkiek, kažkas matos. Bet, ant kiek mato? Matos, nepasakyti. Ale žinai, nelabai gerai, man visą laiką ant tokių pėtkė. Skaudai, kelienas. Karšta. Sakau, biškai pajudėjęs viskas. Ale kaip gerai tas numiegojimas, bet ir per užmigau, taip, kaip tai gali netikėti. Bet to įtvaro patogiau ant kelių šliaužiot. Ką nors daryt?
dar žadėjau, gal ir apsivalys. Blemba, nežinau, kulna. Baisiai skaudės. Įsiskaus. Aš žinau, tas sūnelio tai buvo ne pirmas jaunystės. Jau taip paimta ir neapnaudojama ir nes matęs ant tos padaugyta valymo po tos žymės. Neišsiplaundėme kai kur ten, bet tai nu va. O man reikia pagalbos. Nereikia. Bet aš anas neatsisakau. Ai. Pasiremčiau įstatytą, bet dėjant sulenda gilin, jeigu pasiėmiau. Gerai bus. Reikėtų užsilyginti. Tau, kur palikai? Čia. Reikia eiti į virtuvę. Dabar dujas užsukau, blemba. Reikės degtuką imti. Oi, turi gulėti visą dieną. Neturi, bet jaučiu mano pasivaikščiojimas greit gal baigtas, nes keliems tai jau ten skauda. Sveikosios kojas, bet na, ai, atsisukim dujas gal ir palauk. Jum kai ką. Va, oi. Turiu tipo avokadą. Pasodinau, bet kas iš anų aug. Čia ne avokadas. Nežinau, kas iš jo man aug. Gal paliks. Dabar jums čia.
Я тут кашляти буду. Це я полету. Кашки кипна мама зрос. Советую, щось таке дома. Да, занудую. Нажму-ка сама так. Це ж, ну, це пакетниця то склею слейк. Прикепту я насадки бабусин тема. Алло, бабусь. Ай, яким гарія. Коли мене просто дітям такому каже, тоді батарейся. Уж так. Кашки хликіс. Як не знаю. А довго не то. Кашки ти. Палайкіс. Як знаєш. Напевно, не танко. Лободу. Бішки жемна. Ей, купина. Та вдома жена, батина масло. То я с урсуку долго параллельно. Встал як смерть. Лук, балды кемпинели. Ай. Мамы строки. Бо курки кемпинели. Не пьян. Поинкам. О. Ой, там знал, тыкли кадья. О. Ты косер, ты продраться. Хошка спродраться. Малана на кемпинер. Гарздалик слабый. Бай пожут весом, как наш ворон. Бешки, бо. Турно. Я псуском. Бо.
Didės. Sulapinti chemijos kažkas buvo, kažkada ahieva ten. Bet čia dujinam gal tiks. Gal tiks ir sienom. Biškį pavalykim. O. Va, balta dabar yra, ne? Oi. Ir čia pat sieną, čia pat pavalykim, kad nereikėtų nieko. Nežinau, o tada vidinė, bet... Nu jau, kad ir neformatas, ir tiek mažai pavalima. Aha. Tai panašiai, ne. Va. Nedaug, taip pat ir kažkokie biški. Čia šešėlis. Einam geriau. Gal pagreitinti. Vis tiek man reikės. Tai šviesą įsijungti, dar ką. Nu, jau pagreitinsiu. Nu ir dabar eisim, pažiūrėsim. Ne viską turiu išvaliau pusę, bet eisim. Pakeičiau kempinėlį tą škurlį, nes su kempinėlė Hena greit išdžiūna ir taip purvai ištvalo visą sieną. Biški keliams nusmuka. Nepulk ant manęs. Ai, iš temų užsisakiau. Tokia. Automatinė atsidaro. Atsidaro automatiškai. Nu, kaip tu man siūlai atsisėsti. Aš, taip, ne kiek tas telefonas krant, kiek aš bijau.
kažkur sienų, kur nelabai aišku. Oi, ne, jeigu taip nesumatys. Biškį muilą, blemba, šiandien nuvažiuosiu štai ant krašto kėdės sėdžiu, kad... Oi! Oi. Na, gerai. Kaip man dabar reikia padėti. Kad... Krantą. Nu, gal nenukris. Biškį, blema. Biškį muiliuką. Kad lengviau išsiplautų skaičiuką. Skambina. Aišku, spaudama. Taip, koks vanduo. Matosi. Manau. Nu, kas čia? Ir nepadų. Daugiau jaučiu, neberodysiu. Daugiau kaip likusios dalys to kalendoriaus, nes aš 9 pragaro rate. Gerai, gal ne 9, gal 8. Va, bet karšta man. Oi! Dar tualeto kažkas. Nenukris. Karat, kai nesijau. Tai nesijau. Na, ir dabar tikrai bus ant video, nes jau sustabdyti. Šiandien yra vasario 21. Jo. Karšta. Jums taip neatrodo, bet karštas man tai žiauriai. Nu gerai viso. Ačiū, kad žiūrėjot.